tam, kad mes galėtume išmatuoti raumens aktyvumą, mes naudojam tokį metodą elektromiografija. Čia jūs matote įrangą naudojama, reiškia, raumenų aktyvumui matuoti, tai yra elektromiografas, taip vadinamasis, reiškia, jisai matuoja raumenų biosignalą. Tam, sakant, kiekvienas raumuo susitraukinėdamas, jisai generuoja, sakant, tam tikras potencialų skirtumas, jisai nėra labai didelis, jisai yra mikrovoltų arba milivoltų eilės, bet tą galima užregistruoti dėka paviršinių elektrodų, kuriuos mes čia turime. Čia yra 2 elektrodai, kurie yra dedami ant raumens pradžios, kur jisai nes kiekvienas raumuo prisitvirtina prie kaulo, per savo gyslę, ir yra dedamas ant tos maksimalios, pavyzdžiui, aš rodau nykščio raumuo, tai turėčiau dėti kažkaip tos elektrodus tokiu būdu, ir tarp jų yra matuojamas elektrodų potencialų skirtumas. Ir aišku, šitą įrangą mums padeda tai išmatuoti, mes galime jos dėka diagnozuoti, išmatuoti, koks yra lygis, koks yra dydis, ar kur yra nuovargis ir panašiai, kaip, tarkim, pavyzdžiui, stimuliuojant su kažkokiu tai nerviniu elektriniu impulsu, mes galime stimuliuoti, tarkim, tą raumens veiklą ir pažiūrėti, kaip jis susitraukinėja, koks dydis ir toliau, žinodami kiekvienas inžinierius, medikai turi savo informaciją, jiems, svarbiau, ar tas, tarkim, kokį vaistą skirti, kaip, tarkim, tas žmogus gydos ir panašiai, inžinieriams įdomiau, lysti truputėlį giliau, kažkaip tai kaip panaudoti tą turimą informaciją, tarkim, tam žmogui, kompensuoti jo prarastą funkciją ar kažką panašaus, tai to įrenginio tolimesnis to signalo, apdorojimas ir panašiai, veda prie to, kad yra sukuriami protezai, kurie yra valdomi to paties ar žmogaus, aišku, jisai turi išmokti valdyti jį, tą funkciją, kad ir minimalus, tai nebus visiškai 100% funkcijos atstatymas, kad jisai galės vėlgi pirštų batus užsirišti arba rašyti sklandžiai, tai bus pačios pagrindinės funkcijos, jisai galės sulenkti ranką, galės kažką paimti, galės šaukštą laikyti rankoje, kuri yra protezas, bet tą funkciją jam galės, nes žmogaus organizmas, kad ir kaip jisai bebūtų pažeistas, jisai yra gyvas organizmas ir jisai prisitaiko prie tos, tarkim, netekties kažkokios, kažkokios funkcijos netekimų, jisai ją stengiasi kompensuoti. Ir dar kas yra gerai, kad žmogaus organizmą galima apmokyti, atlikti naujas funkcijas, išmokti, valdyti to procesu ir dėka to, tarkim, tų biosignalų, raumenų biosignalų, mes galime irgi sukurti protezą, kuris bus valdomas, tarkim, pačio žmogaus, ir galės jisai toliau laimingai gyventi.